Nuostabus rytas ir kiekvieną kartą atvykus į tėviškę mane ištinka tam tikri nušvitimai. Aš net labai sunku paaiškinti, kaip jie ateina, tokie pamąstymai, toks suvokimas gilus ir tada galvoju, kaip taip gali būti, kad būtent čia tokios labai gilios įžvalgos ateina. Va čia yra Nemunas. Va toks didelis, gilus, platus, jis labai gilus, daug ten jame visko, žuvų ir visa kita. Ir koksgi šio ryto pamąstymas. Va čia matot Nemunas užšalęs. Mano vaikystės Nemunas, prie kurio mes čiaužydavom, slidinėdavom, čia daug gyvenimo praleista, sakykime, ant užšalusio Nemuno. Ir va čia yra esminis dalykas. Nemunas dabar yra užšalęs. Jis tiesiog yra užšalęs. Įdomiausia tai, kad jis užšalęs, tai dar nieko nereiškia. Bet esminis dalykas tai, kad po juo tebeteka vanduo. Pamastykit. Jei jūsų gyvenime kažkas šiuo metu yra užšalę, bet ten giliai jumyse tebeteka gyvybės vanduo, žinokit, tai yra vau. Kai šiandien tai supratau, man atrodo, kaip taip gali būti. Taip, Nemunas užšalęs, bet po juo upė nedingo, upė tebėra. Ir ši vieta, jinai unikali tuom, kad va čia, kur stovim, matosi nuostabi Vilkijos bažnyčia. Ir tikrai vaizdas nuostabus yra. Apkabinu jūs kiekvieną, linkėdama nuostabaus savaitgalio. Ir kokiagi upė, jos gylis, dydis ir tėkmė nėra užšalus pas tave. Kad tu paviršiui suledėjai, tai dar nereiškia, kad jau viskas. Su jumis Eligija ir skaičių magija.